Yra labai didelė paslaptis Peppa Pig pasaulyje, kurios iki šiol niekam nepavyko išspręsti. Ir aš kalbu apie dingusių tėčių paslaptį. Jei atkreipsite dėmesį į veikėjų šeimas, visi visada turi mamą. Tačiau vienintelis narys, kurio kartais gali trūkti, yra tėvo figūra. Net atrodo, kad vyrams skiriama mažiau dėmesio nei moterims. Mama kiaulės tėvai ekrane pasirodo, tačiau tėčio kiaulės tėvų mes niekada nematome. Bet palaukite, šis paslaptis dar labiau išsiplečia ir viskas prasideda nuo Siuzės avytės. Siuzė yra geriausia Pepos kiaulės draugė. Mes ją matėme nuo pat pradžių ir daugelyje serijų. Be to, kad žinome viską, ką ji daro ir su kuo bendrauja, mes taip pat labai gerai pažįstame jos šeimą. O galbūt ne. Pirmiausia, turime mamą avis. Taip pat esame matę močiutę avis ir netgi pažįstame jos vyresnėje pusseserę, Šarlotę avis. Bet kur po velnių yra susitėtis? Jo nematome jos namuose, jis nepasirodo šeimos susitikimuose, net nuotraukose jo nenori rodyti. Nieko. Gal jis mirė? Gal jis paliko Susį, kai ji buvo kūdikis? O gal jo tiesiog nėra? Liugai, reikalas tas, kad oficialiai jis tikrai egzistuoja ir yra pripažintas kaip Susi šeimos narys. Tai kodėl po velnių jis nepasirodo? Na, draugai, manau, kad radau atsakymą. Epizode Šokio vakarėlis autobuse Peppa sako Suzy: jei atsistosi ant tėčio kojų, tau nereikės mokėti šokti. Bet tada Suzy susimąsto ir atsako: bet. Ir būtent tada ją pertraukė ir nutraukė sakinys. Na kodėl? Ar tai buvo tyčia? Logiškiausias sakinys būtų buvęs: bet aš neturiu tėčio. Kas visus mus varo iš proto, tai kad net serialas nieko nepatvirtina apie Suzy tėtį. Ir keisčiausia tai, kad Pepos paršiuko pasaulyje niekas atrodo nieko nepastebi. Niekas neklausia Suzy apie jos tėtį. Bet viskas dar blogiau, nes tai ne tik Suzy tėtis, bet ir Suzy senelis. Kaip žinome, močiutė avis pasirodo serijose, bet o senelis avis. Apie šį senelį taip pat neturime jokios informacijos. Iš tikrųjų, daugelis mano, kad jos senelis paprasčiausiai mirė. Nebent tam yra dar tamsesnis paaiškinimas. O kaip dėl Šarlotės ovečos? Šarlotė yra vyresnioji Siuzės pusseserė. Jai apie 17 metų. Ji yra labiau savarankiška, brandesnė. Ir kai ji pasirodo, atrodo, kad ji jau nebepriklauso mažų vaikų grupiai. Dėdė avis ir teta avis yra pripažinti jos tėvais. Tačiau įdomu tai, kad jų niekada nematome nė viename epizode. Šarlotė tiesiog pasirodo viena. Ir galbūt pagalvotume, na, Šarlotė jau 17 metų, galbūt jai nereikia, kad tėvai visur ją lydėtų. Bet ar jie niekada jos nelanko, juk Šarlotė dar nėra pilnametė. Nežinau, draugai, ir tai tik pirmoji byla. Kitas personažas yra Belinda Oso. Belinda nėra personažas, kuris pasirodė tik vieną kartą ir viskas. Ji jau gana ilgai yra seriale. Žinome, kad ji yra šiek tiek vyresnė, brandesnė ir netgi pažįstame jos mamą. Bet o kaip dėl jos tėčio? Palyginus su Suzy, kurios nematome nė karto. Belindos tėtį mes matome, bet tik vieną kartą. Vieną kartą per visą serialą. Ir blogiausia tai, kad jis net nepasirodo darydamas ką nors svarbaus. Ponas tiesiog pasirodo, sėdėdamas prie stalo ir valgydamas avižinę košę. Lyg būtų paprastas NPC. Tai reiškia, kad jis pasirodė, suvalgė avižinę košę ir dingo visam laikui. Vis tiek keisčiausia yra tai, kad po to dingimo Belinda ir toliau pasirodydavo serijose lyg niekur nieko. Ir niekada neužsiminė aš apie savo tėtį. Tai kas vyksta su tėvais šiame pasaulyje? Ar jie tikrai tokie neatsakingi, kad paliktų savo vaikus? Tegu kas nors mums tai paaiškina. Bet bent jau Belindos atveju galėtume sakyti, kad tai buvo paprastas sutapimas. Tačiau iš tikrųjų ne. Nes kažkas labai panašaus nutiko ir su Mandy Rayton. Mandy taip pat yra Peppa Pig grupės narė. Mes ją kelis kartus matėme žaidžiančią su kitais. Ir atspėkite ką? Teisingai, mes taip pat pažįstame tik jos mamą. Ir žinoma, turime tą pačią klausimą kaip visada. Kas nutiko jos tėčiui?
Na, ginant poną Pelę, čia reikalai šiek tiek keičiasi. Nes Mandy tėtis nėra visiškai dingęs. Jis pasirodo kai kuriuose serijose, bet pasirodo labai retai. Ir atrodo, kad jis yra Mandy ir jos mamos tarnas. Draugai, šis ponas neturi jokios personažo raidos. Jis neturi svarbių akimirkų su Mandy. Ir net nesijaučia, kad jis būtų jos šeimos narys. Ir čia mes suprantame, kad vyrai neturi didelės reikšmės Pepos paršiukės pasaulyje. Ir paslaptis tęsiasi su Simonu Voveriu. Jo atveju jau ne tik tėtis ar senelis yra dingę. Atrodo, kad visa Simono šeima neegzistuoja. Lyg jis būtų vargšas našlaitis be namų. Simonas nėra nematomas personažas. Mes jį matėme daugybę kartų. Jis bendrauja su kitais vaikais ir aiškiai yra Pepos paršiukės pasaulio dalis. Tačiau, kai pradedi klausinėti apie jo šeimą, viskas tampa labai niūru. Visų pirma, mes nematome jo mamos. Vienas iš svarbiausių Pepos paršiukės pasaulio personažų. Ir žinoma, jei mama nepasirodo, tėčio tuo labiau nepamatysime. Dar daugiau. Iš tikrųjų net nėra namo, kurį atpažintume kaip Simono namus. Ar Simonas gyvena gatvėje? Iš tikrųjų, kai kurie gerbėjai bandė susieti Simoną su Vovere policininke. Tarsi ji galėtų būti jo mama. Tačiau niekas nėra patvirtinta. O apie jo tėtį mes net neklausėme. Nes iki šiol atrodo, kad Simono tėtis apskritai nebuvo sukurtas. Tai iš kur atsirado šis vaikas, kas juo rūpinasi, arba kaip jis apskritai išgyvena. Bet jei manėte, kad tai vyksta tik su antraeiliais personažais, tai ne. Dabar atėjo eilė pakalbėti apie Papa Serdito tėvą. Kaip žinome, Papa Serdito yra vienas svarbiausių serialo personažų. Tai kur po velnių yra jo tėvai? Ir vėl, draugai, turime Mama Pig tėvus. Jie visada pasirodo, rūpinasi Pepa ir Džordžu bei užsiima su jais įvairia veikla. Bet o kaip Papa Serdito? Papa Serdito tikrai turi tėvus. Be to žinome, kad jis turi brolį, geriau žinoma kaip dėdė Serdito. Tačiau atrodo, kad Papa Serdito šeima nėra tokia svarbi. Įdomiausia tai, kad Pepa niekada neklausia apie savo tėčio tėvus. George taip pat ne. Mama kiaulė nemini savo uošvių. O vargšas tėtis kiaulė nekalba apie savo vaikystę, šeimą ir netgi apie savo tėvus. Taigi, galiausiai matome, kad Pepa kiaulės pasaulyje atrodo, jog būtent vyrai arba vyrų šeimos yra ištrinami. Bet kodėl? Na, draugai, dabar noriu sužinoti, ką jūs manote. Ar tikrai tėtis kiaulė visiškai pamiršo savo tėvus? O galbūt visame seriale iš tiesų yra kažkas keisto? Lauksime jūsų komentarų.